Savaitinė valiutų rinkos apžvalga pristato Forex faktorius. Praėjusią savaitę sulaukėme pirmojo mėnesio penktadienio, ir iš tikrųjų visą savaitę iki pat penktadienio turėjome pakankamai didelį volatilumą, tokį volatilumą, kokio treideriai jau pasilgo kuris laikas rinkose. Tikrai nevasariška buvo rinka, pakankamai dideli judėjimai, prasidėjo ir akcijų rinkoje didesni išpardavimai, dolerio stiprėjimas, ir penktadienio darbo rinkos rezultatai šiek tiek investuotojus nuvylė, ko ir buvo galima tikėtis. Tačiau prisiminkime, kad praėjusį mėnesį darbo rinkos rezultatai buvo geresni ir daug geresnė negu kad buvo, sakykime, investuotojų lūkesčiai. Dėl to šio mėnesio pranešimai nėra tokie blogi, kad visiškai apsuktų tendencijas ir greičiausiai nepakeis Federalinių rezervų banko tono dėl obligacijų supirkimo programos sustabdymo. Greičiausiai obligacijų supirkimo programa bus sustabdoma jau spalio mėnesį galutinai baigta. O dėl palūkanų normos, ką kalbės Centrinis bankas toliau, jau bus matyti. Dažniausiai rinkoje judėjimai, labai dideliai judėjimai prasideda po rugpjūčio 22 dienos, kada būna Jackson Hole susitikimas, kada Federalinių rezervų banko vadovė Janet Yellen pristato ateities monetarinės politikos gairės. Ir būtent paskutinis metų ketvirtis yra vienas iš tokių didžiausių volatilumo, kada galima sulaukti rinkoje metų. Tai ateinančią savaitę mes jau nukreipėme savo žvilgsnį nuo Amerikos ir daugiau žiūrėsime į tai, kas vyksta globalioje ekonomikoje, kas vyksta Anglijoje, kas vyksta eurozonoje, daugiau koncentruosime dėmesį ypatingai svarbi ateinantį savaitę ir žaliavinėms valiutoms, tai Australijos doleriui, Naujosios Zelandijos doleriui. Štai sekmadienis ir mes turime Kinijos non-manufacturing PMI, tai yra paslaugų sektoriaus užsakymo vadybininkų indeksas, kuris išėjo blogesnis negu kad buvo prognozuota. Tai vėlgi iš tikrųjų lems daugiau žaliavinių valiutų judėjimus. Mes matėme dolerio stiprėjimą prie žaliavinės valiutos ir ar tai bus dugnas jau, sakykime, žaliavinėse valiutose pasiektas, ar tai tik tai skritimo pradžia, ateinantį savaitę būtent ir parodys. Trys pasaulio centrinio bankai skelbia konferencijas, kurios irgi taip pat svarbios, tačiau tiek Japonijos centrinio banko konferencija, tiek ir Anglijos centrinio banko konferencija nėra tokios svarbios, nes greičiausiai tonas iš valdininkų nebus pakeitęs, bus palikta esama monetarinė politika, nebus keičiamos palūkanų normos, ir kažkokių tai labai ryškiai nukrimpančių nuo tendencijos gairių nebus patenkata, nebus pateikta rinkai. Tačiau Europos centrinio banko konferencija. Čia yra jau kitas reikalas ir mes greičiausiai pamatysime didelius rinkoje sviravimus ECB konferencijos metu, kaip ir iki šiol. Visą laiką Mario Draghi kalbos tikrai pajudina rinkas. Greičiausiai, žinome, Europos centrinis bankas paliks esamas palūkanų normas, tačiau vis labiau gali būti kalbama apie papildomų stimulų poreikį. Juolab, kada praėjusią savaitę, užpraeitą savaitę mes matėme infliacijos pranešimus, kad eurozonos infliacija auga labai nežymiai ir netgi tas augimas lėtėja ir labai esame toli nuo 2 procentų Europos centrinio banko tikslo, infliacijos augimo tikslo, todėl pats centrinis bankas turės prisimti kažkokią tai atsakomybę, prisimti tam tikras priemonės, ką daryti toliau. Svarbiausia pranešimą ateinančią savaitę galite pasiskaityti savaitinėme Forex naujienų žurnale, mūsų tinklalapyje apie Forex Factor LT. Tai bus ECB palūkanų normos skelbimas, Kinijos prekybos balansas, tai labai svarbi naujiena Australijos doleriui, JAV paslaugų sektoriaus užsakymo vadybininkų indeksas. Užsakymo vadybininkų indeksas gamybos sektoriuje išėjo prastesnis, bet tačiau paslaugų sektorius visada yra pirmoje vietoje žiūrint iš Amerikos. Tai Amerikoje paslaugų sektoriaus užsakymo vadybininkų indeksas visada stipriai sujudina rinkas, tačiau šį kartą greičiausiai labai didelio efekto mes nesulauksime, nes jisai yra skelbiamas po darbo rinkos rezultatų. Tai yra dažniausiai lydintis indikatorius į darbo rinkos rezultatus, dažniausiai jisai būna skelbiamas prieš darbo rinkos rezultatus, pagal jį mes galime nusistatyti gairės, kokių darbo rinkos duomenų laukti, geresnę prognozę pasidaryti, todėl šį mėnesį mes matom, kad jis išeis po darbo rinkos rezultato paskelbimo, dėl to reakcija greičiausiai bus ribota. Nebent išeitų labai geresnis rezultatas. Greičiausiai po to, kai išėjo gamybos sektoriaus prastesni rodikliai, galima sulaukti, kad ir paslaugų sektorius šiek tiek gali sušlubuoti Amerikoje. Royal Bank of Australia, Australijos centrinis bankas skelbs palūkanų normas, greičiausiai palūkanų normos išliks nepakitusios, tačiau centrinis bankas gali iš tikrųjų išreikšti susirūpinimą dėl einamosios situacijos ekonomikoje. Praėjusią savaitę mes matėme tokį svarbų rodiklį, kada pamatėme namų rinkų
rinkos susitraukimo. Na ir namų rinka, primenu, kad jinai kompensuoja kasybos sektoriaus nuostolius dėl pingančių žaliavų kainų, kasybos sektorius susiduria su dideliais sunkumais, na ir Australija kompensuodama kasybos sektoriaus nuostolius iš tikrųjų labai gerai iš tikrųjų vertėsi iš namų rinkos. Namų rinkos rezultatai išėjo nuvilintis, tai iš tikrųjų Australijos centrinis bankas, laikas susimastyti Australijos centriniam bankui ir greičiausiai bus kalbama apie tai, kad monetarinė politika, lengva monetarinė politika bus palikta dar ilgą laikotarpį. Taigi, tokios svarbiausios naujienos ateinančią savaitę. Iš techninės analizės pusės, žinoma, žaliavinėms valiutoms, ne tik tai Australijai, ateinančią savaitę ir Naujosios Zelandijos darbo rinkos rezultatai, bedarbystės lygio skelbimas bus taip pat trečiadienį. Antradienį bus svarbus aukcionas, pieno aukcionas Naujojoje Zelandijoje, kuris praėjusį mėnesį ypatingai sukėlė didelį sumaištį rinkose, kada pamatėme dar didesnį pieno kainos smukimą. Tai lėmė labai didelį Naujosios Zelandijos dolerio išpardavimą. Tai todėl antradienį iš tikrųjų prekyba su Naujosios Zelandijos doleriu turėtų būti atsargi. Trečiadienį darbo rinkos rezultatai vėlgi svarbus. Na ir žinoma, dar viena žaliavinė valiutų pora, į kurią reikėtų atkreipti dėmesį, tai yra Kanados doleris. Kanados doleriui penktadienį Kanadai skelbiami darbo rinkos rezultatai. Jeigu, sakykime, Kanados darbo rinkos rezultatai būtų nuvilintis, Kanados doleris pratęstų labai gražiai kylančią tendenciją, kuri jau vyksta 2 artimiausias savaitės. Iš techninės analizės pusės mes matome S&P 500 amerikietiškų akcijų indeksas išpardavimas dėl bendro rinkos rizikos netoleravimo. Iš tikrųjų, po to, kai Argentina bankrutavo antrą kartą per 13 metų, tai iš tikrųjų labai daug optimizmo rinkoms neįkvėpė. Iš sezoniškumo pusės rugpjūčio mėnesis, rugsėjo mėnesiai, tai yra tie mėnesiai, kada yra geriausias metas daryti korekcijas akcijom, istoriškai mes tą matome, ir spalio mėnesį dažniausiai jau prasideda kalėdų senelio vadinamasis ralis, kada akcijos brangsta. Todėl metas amerikietiškoms akcijoms pasikoreguoti ir pagal price action, pagal kainos judesi dabartinį praeitos savaitės galima manyti, kad ta didesnė korekcija jau būtent ir prasidėjo, net ir po blogesnių Amerikos darbo rinkos rezultatų turim papildomą patvirtinimą S&P 500 indekso smukimui. Penktadienį prekyboje per naujienas buvo galima pagauti long poziciją, trumpą tokią, tačiau matome meškų pakankamai ženklus spaudimas, kiekvienas pabandymas pakilti į viršų yra meškų smukdamas žemyn, vėlgi turime žemesnę viršūnę ir netgi rinkos atidarimo metu būtų galima iš karto planuoti pardavimo signalus su nedideliu stop lossu. Na ir žinoma, kadangi einam prieš ilgojo laikotarpio kylantį trendą, tai reikėtų ieškoti pelno nuostolio santykio, kuris duotų 2:1, 3:1, o netgi ir 5:1 pelno nuostolio santykių. Tai yra prekiauti su daug didesnių pelnų, negu kad prisimate riziką, kadangi vis dėlto ėjimas yra prieš trendą. Kilimo metu tikimės, kad rinka nebesuformuos aukštesnės aukštumos, greičiausiai nauja viršūnė bus žemesnė, tai yra antra banga, na ir paskui trečioje bangoje atsiras geriausios perspektyvos parduoti. Doleris Japonijos jena viena iš tokių įdomiausių valiutų porų ateinančią savaitę. Po nuvilinčio Amerikos darbo rinkos rezultatų galima tikėtis didesnės korekcijos arba kritimo. Dabartinį kilimą mes jį negalime vadinti kylančių trendų, tai yra tiesiog kylanti banga intervale, intervališkai doleris Japonijos jena jau juda kuris laikas. Praėjusią savaitę ir užpraeitą savaitę iš Japonijos ėjo nemažai tokių nerimą keliančių signalų ir visi rodikliai aplamai rodo šiokį tokį ekonominio augimo sulėtėjimą per balandžio mėnesį, ypatingai mažmeniniai pardavimai, kurie sumažėjo, rodo, kad įvedus vartojimo mokestį, padidintą vartojimo mokestį, vis dėlto ekonomika susiduria su papildomais iššūkiais, su papildomais sunkumais. Na ir centrinis bankas yra užsiminęs, kad trečio ketvirčio rezultatų stebės labai atidžiai ir jeigu, sakykime, bus poreikis, didins monetarinius stimulus. Vien dėl šitų lūkesčių doleris Japonijos jena ir pradėjo brangimą. Šiaip Japonijos jena prieš visas kitas valiutas, išskyrus Amerikos dolerį, brango praėjusią savaitę, tačiau čia mes pamatėme pigimą. Tas pigimas tai nėra kylančio trendo pradžia, tai yra kylanti banga intervale. Mes matėme gražų tokį pakankamai išsikvėpimą ties 103
1,300, na ir po blogų darbo rinkos rezultatų smukimo žemyn. Šito kritimo metu pirkimo, na vis dėlto neieškočiau pirkimų, kadangi nėra kylančio trendo ciklas, pirkimus reikėtų ieškoti tik tokiu atveju, jeigu rinka pramuštų 103,00, būtų galima ieškoti pirkimų iki 104,00 lygio. Esame minėję, kad mūsų prognozija, kad jeigu rinka pramuš 104,00, 104,50, tik tais tada pakeisime nuomonę dėl smukimo tendencijos dolerio jenos poroje ir tada jau bus galima laukti, na, ilgalaikio kilimo. Kol kas, bet kokį kilimą siūlyčiau panaudoti tam, kad parduoti. Ir iš tikrųjų dabar iš karto net egzistuojantis yra sell signalas, rizika išeina su sell sandoriais nedidelė, pelnas išeina pakankamai didelis, pelno reikėtų laukti iki pat dugno 102,00. Na, doleris Japonijos jena, pagrindinis variklis dolerių Japonijos jenai, tai yra amerikietiškų obligacijų pajamingumo didėjimas, kuris buvo prasidėjęs praėjusią savaitę. Amerikietiškos obligacijos pradėjo pajamingumas didėti pakankamai agresyviai, tačiau penktadienį po nuviliančių darbo rinkos rezultatų vėlgi mes matome paklausos didėjimo obligacijose, na ir pajamingumo mažėjimą, kas nepriduoda iš tikrųjų optimizmo dolerio Japonijos jenos long pozicijų turėtojams. Na ir aišku, dar vienas iš veiksnių, kuris lemia kilimą USD JPY porose, tai yra indeksų brangimas. Indeksai taip pat smunka. Tai iš tikrųjų faktorių USD Japonijos jenai kilti artimiausių metų nėra. Todėl kilimo tendencijos, na, nereikėtų šito kilimo traktuoti kaip kilimo tendenciją, po bet kokio didesnio kilimo reikėtų ieškoti pardavimo signalų arba short signalų. Viena valiutų pora, į kurią siūlau atkreipti dėmesį, tai yra doleris Meksikos pesas, vis dėlto įvertinant Argentinos bankrotą, kuris įvyko antrą kartą per 13 metų ir fiskalinės drausmės trūkumas tuose kraštuose yra ta problema, kurią prisimins daug pasaulio investuotojų greičiausiai, na ir be abejo, kad paskutinis dolerio Meksikos peso smukimas tai buvo krentanti banga intervale, mes labai gražiai nuo intervalo dugno matome prasidėjančią kylančią bangą ir čia yra iš tikrųjų galimybė nupirkti su pakankamai nedidelė rizika, na ir ilgalaikėje perspektyvoje pelno santykis išeina iki 13,75, tai iš tikrųjų 500 punktų galimybė kilimui. Ilgalaikėje perspektyvoje dėl to bet kokį pakritimą Amerikos darbo rinkos rodikliai yra vienas iš indikatorių, kuris duoda galbūt galimybę dabar sulaukti korekcijos, ties 13, 15, 13, 11 kainos kritimo atveju, na, ieškoti pirkimo signalų, manau, būtų protingas sprendimas. Reikėtų iš tikrųjų statyti pelno nuostolio santykį, kadangi prekiaujame intervale, iš tikimybinės pusės reikėtų statyti bent jau 2:1 pelno nuostolio santykį. Tai yra, jeigu rizikuojate 50 punktų, siekti 100 punktų gražos. Galima, žinoma, pradžioj pasistatyti ir 1:1 santykių, po to kapitalo valdymo taisyklės reguliuoti, tačiau doleris Meksikos pesas tai yra ta valiutų pora, į kurią siūlyčiau atkreipti dėmesį. Bendrai volatility indeksas, volatilumo indeksas nuo visų laikų žemų jau atsimušinėja, matome galimybę, kad rinka pradės šiek tiek daugiau judėti. Nors ateinantį savaitę taip, dar yra gausų ekonominių pranešimų ir greičiausiai rinkos judės ir toliau pakankamai agresyviai. Po kitos savaitės greičiausiai mes turėsime 2 savaičių konsolidacijos periodą, kada bus galimybė prekiauti intervale ir vat būtent nuo rugpjūčio 22 dienos, kada Jackson Hole konferencija vyksta, Federalinis rezervų bankas užsimina apie tolimesnę monetarinę politiką, apie tai, ką darys paskutinį metų ketvirtį, ką darys kitais metais, prasideda prognozės tokios daugiau ilgalaikės, kongresas, senatas klausinėja Centrinio banko vadovo. Tai iki to po šitos rugpjūčio 22 dienos judėjimai rinkose paprastai tampa labai dideli ir galimybės iš karto traderiams atsiranda, na, tikrai puikios. Netgi praeitais metais, jeigu atsiminsime, tai yra tikrai puikių galimybių metas. Na ir iki to laiko doleris Japonijos jena, vėl grįžtų prie dolerio Japonijos jena, greičiausiai nepramus 103,00, nepramus 104,00. Jeigu 103,00 pramus, 104,00 vis tiek yra pasipriešinimas, kur reikėtų ieškoti short pozicijų, daugiau ieškoti short pozicijų. Primenu momentą, kada Japonijos jena per finansų krizę labai stipriai brango ir Centrinis bankas bandė daryti intervencijas, kurios buvo sterilizuojamos, na ir tiesiog
rinka tų intervencijų nei kiek nevertino. Šiek tiek įvyksta intervencija, Japonijos jena atpinga ir staiga vėl rinka visą Japonijos jeną subrangina. Dėl to Japonijos centrinio banko tonas dažnai yra toks, kuris, nepriverčia investuotojų pakeisti nuomonės dėl Japonijos jenos. Dėl to artimiausiu metu Japonijos jenos daugiau brangimo USD JPY poroje matau. Žinoma, nuomonė gali labai greitai pasikeisti, jeigu tik tais technika pasikeis. Euras doleris, eurozonai praėjusią savaitę rodikliai išėjo tikrai nedėkingi ir toliau. Ir eurozonos infliacija buvo tas momentas, kurio laukia visi investuotojai labiausiai. Ir infliacija nedidėjo, priešingai lėtėjo, neauga infliacija eurozonoje. Vokietijos rodikliai yra tikrai neblogi ir iš tikrųjų viena ekonomika, kuri tempia visą eurozoną, tačiau bendrai paėmus bendra nuotaika yra tikrai neigiama. Dėl to ateinančią savaitę Europos centrinio banko vadovas Mario Dragis gali labai rimtai įspėti rinkas apie papildomų stimulų galimybės jau artimiausiu metu. Europos centrinis bankas neturi daug laiko laukti, reikalinga priimti priemonės greitai, skubiai ir aišku, kad tos būtų priemonės užtikrintos ir todėl euro dolerio poroje kritimo tendencija išlieka. Po Amerikos darbo rinkos rezultatų šioks toks kilimas, kilimas taip pat buvo labai iš tikrųjų ribotas. Kas stabdo dolerio didesnį nuvertėjimą prieš eurą, sakykime, tai būtent eurozonos prasti rodikliai, nes amerikietiško obligacijų pajamingumas jisai mažėja, tai kaip ir turėtų doleris silpnėti daugiau atrodytų, tačiau dėl prastų eurozonos rodiklių 3.400 lygis vis dar nepramuštas, 3.470 zona, kada pramuš, tik tada galėsime sakyti, kad 3.400 įveiktas ir galima laukti iki 3.300 kainos smukimo. Bet kokiu atveju, bet kokį pakilimą, kad ir, sakykime, rinka bandytų pramušti štai šio intervalo viršų, iš karto iškoti short pozicijų, pelno nuostolio santykiai galima naudoti 1:1, kadangi priekyba pagal trendą. Ir po Draghi komentarų greičiausiai 1.33 yra lygis, kurio mes sulauksime ateinančią savaitę. Doleris, Kanados doleris, Amerikos darbo rinkos rezultatai prasti, lūkesčiai buvo, kad darbo rinkos rezultatai bus geresni. Iš daug analitikų lūkesčiai, dėl to prasidėjo toks kilimas. Aišku, pastaruoju metu ir Kanada nestebina, rezultatai pakankamai prasti pasirodo ir ateinančią savaitę yra laikas, kada gali Kanada reabilituotis. Tai yra darbo rinkos rezultatų paskelbimas. Jeigu išeitų rodikliai geresni, USD Kanados doleris greičiausiai pasmuktų daugiau. Ir dabartiniu metu pirkti USD CAD poroje, nerekomenduoju, šitas kilimas tai nėra kylantis trendas, nerekomenduoju jokių būdų pirkti, reiškia korekcijos metu, kad ir kokia graži korekcija būtų, pirkti pakankamai pavojinga. Pirkti reikėtų tik tais tada, jeigu rinka įveiktų 1.0950 zoną. Ir tada jau lauktume 1.1.00 ir 1.1.2.00 būtų galima laukti naujų aukštumų USD CAD poroje. Pirkti korekcijos metu, tai ne korekcija greičiausiai, o vėlgi krentanti banga intervale ir kritimas jisai gali užsitęsti net iki pat prieš tai buvusių dugnų, jeigu tik tais ateinančią savaitę matysime pakankamai gerus rezultatus iš Kinijos ir bendrai visas žaliavinių valiutų brangimas prasidės. Tai Kanados doleris gali drąsiai vėlgi pradėti stiprėjimą. Todėl pirkti, jeigu tik tais pramuš tą lygį šiuo metu, reikėtų ieškoti pardavimo pozicijų ir netgi rinkos atidarimo metu mes matome šiek tiek lower high, žemesnė viršūnė. Jeigu rinka įveiktų štai šitą dugną, iš karto būtų galima short poziciją su 2:1 pelno nuostolio santykis. Stop lossas būtų 50 punktų, take profitą būtų galima iki 100 punktų išlaukti tokį pelno. Tiksliau, Australijos doleris pradėjo pigimą ir ar čia yra dugnas to pigimo, mes matysime ateinančią savaitę. Centrinis bankas rengia konferenciją, darbo rinkos rezultatų skelbimas, Kinijos naujienos, jau vien po savaitgalio būtų galima galvoti apie euro dolerio, Kinijos trade balansas dar be abejo yra svarbi naujiena. Centrinio banko tonas, kuris matysis, koks yra antradienį, tačiau yra non-manufacturing PMI, tai paslaugų sektoriaus užsakymo vadybininkų indeksas iš Kinijos išėjo blogesnis, negu kad buvo prognozuota, pakankamai ženkliai sumažėjo
sekmadienį mes turėjome paskelbimą, na ir greičiausiai tai jau nuo pat pradžios neigiamai veiks Australijos dolerį. Bet kokį pakilimą artimiausiu metu ieškočiau short pozicijos ir netgi short pozicijos būtų galima iš karto užeiti po biržos atidarimo, būtų galima užeiti į short pozicijas, stop lossas turėtų stovėti virš 9.350, na, o pelno tikslas yra visų laukiamas 9.200 lygis. Jeigu, sakykime, ir antradienį išeis, pirmadienį išeis neblogai mažmeniniai pardavimai, jeigu matysime neblogą trade balansą antradienį, jeigu mes matysime būtent šitos rezultatus geresnius, jeigu matysime Kinijos prekybos balansą, kuris pasirodys, surasime kalendoriją. Australijos trade balansas, Australijos prekybos balansas, kuris pasirodys antradienį, na, tai gali lemti Australijos dolerio tokį, sakykime, jeigu blogesni didesnį smukimą, jeigu geresni, tai būtų čia galimybė galvoti, kad jau yra dugnas smukimo ir būtų galima pirkimų ieškoti. Artimiausiu metu ieškau pozicijų short, pardavimo pozicijų. GBP USD Anglijos svaras, jisai pradėjo tokį kritimą, kuris, na, iš tikrųjų be korekcijų tęsiasi jau ilgą laiką ir taip iš tikrųjų norėtųsi sulaukti korekcijas, tačiau atsiminkime, kad long pozicijų kiekis, spekuliatyvių pozicijų, pirkimo pozicijų kiekis buvo pasiekęs aukščiausią tašką nuo 2007 metų ir laikas didesniai korekcijai tiesiog pribrendo Anglijos svaro dolerio poroje. Ateinančią savaitę mes turėsime Anglijos svarui svarbių pranešimų ir tai būtent bus jau pirmas pranešimas trečiadienį, gamybos produkcija, turėsime Centrinio banko konferenciją ketvirtadienį, tačiau mes ateinančią savaitę svarbiausi rezultatai, kurie bus skelbiami Anglijai, tai yra paslaugų sektoriaus užsakymų vadybininkų indeksas, na ir statybos sektoriaus užsakymų vadybininkų indeksas. Šitie duomenys, Construction PMI išeis jau pirmadienį, pagal tai, kad kainos viesta nekilnojamo turto sektoriuje greičiausiai galima galvoti, kad bus blogesni, kaip ir yra prognozuojama. Na ir jeigu paslaugų sektoriaus PMI antradienį išeis prastesni, kas yra tikėtina, na, greičiausiai Anglijos svaras tęs kritimą iki 66.00. Jeigu paslaugų sektoriaus PMI išeitų geresni, būtų galima galvoti jau apie Anglijos svaro pirkimus ir tie pirkimai būtų su pakankamai nedidelė rizika, na ir pelno santykis, na, greičiausiai kaina jau nebepasieks 7.200 buvusių viršūnių, Anglijos svaras greičiausiai nebepasieks artimiausių metų, tiesiog didesnio kilimo sulauksime ir bus galima dar pagalvoti apie papildomus pardavimus. Tai tiek svarbiausių įvykių ateinančią savaitę, sėkmės visiems pirkyboje.